2024 m. kultūros ministerijos duomenimis lietuviams dažniausiai trukdo skaityti laiko stygius ir nuovargis, o 80% respondentų dažniausiai laiką leisdavo internete. Populiarėjant socialiniams tinklams iškyla klausimas, ar keičiasi Lietuvos skaitytojų įpročiai. Kaip dažnai skaitote knygas? Šiuo metu stebėtinai dažnai, ta prasme, kas antrą vakarą. Šiais metais mažiau prieinu prie grožinės literatūros, nes universitetų daugiausiai skaitau. Kadangi pačiam darbe tenka daug labai skaityti, tai kartais tikrai nesinori skaityti grįžus namo, tada jau eini lengvesnio turinio link, ten filmai dar kažkas, bet jeigu turiu periodą, kada nereikia garsinti, tai tada skaitau daugiau. Gal kokią vieną knygą per 2 mėnesius galiu perskaityti. Aš skaitau daug. Irgi fantastika, romanus. Tai tikrai neskaitau. Neskaitot? O kodėl neskaitot? Man virš 80, aš skaitysiu knygas. Reikia duoną užsidirbti. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos atstovė žiniasklaidai teigia, kad skaitymas nėra mirštantis užsiėmimas. Jeigu žmogus anksčiau ateidavo į biblioteką, paimdavo 1-2 knygas, tai dabar ima daugiau knygų, negu kad imdavo anksčiau. Pavyzdžiui, parsineša namo 7 knygas. Pagal mūsų skaičius skaito ir vaikai, ir paaugliai, ir aišku, labai didelis skaitytojų ratas yra 40+. 2024 m. kultūros ministerijos duomenimis mėgstamiausias žanras Lietuvoje yra grožinė literatūra. Antroje vietoje psichologinė ar dvasinio tobulėjimo literatūra, o trečioje literatūra istorijos, politikos temomis, atsiminimai. Labai populiari yra populiarioji psichologija. Žmonės tikrai ieško informacijos apie savipagalbą, apie miško terapijas. Knygų pasirinkimas yra platus ne tik žanrų prasme. Žmonės renkasi ir elektroninės bei audio knygas. 2024 m. kultūros ministerijos duomenimis gyventojai vidutiniškai perskaitė 9,5 spausdintų knygų, 4,5 knygų skaitmeniniu, rašytiniu formatu bei 5,3 audio knygų. Knygynuose atsiranda ir knygų, kurios yra populiarios internete. Socialinėme tinkle TikTok yra bendruomenė vadinama BookTok, kurioje neretai jaunesnio amžiaus žmonės dalinasi mėgstamomis knygomis. Tačiau internete BookTokui sklinda ir kritika dėl pasikartojančių istorijos klišių ir turinio banalumo. Knygyno Pegasas filialo vadovė Rugilė Streckaitė teigia, jog tarp BookTok populiarių knygų yra nemažai vadinamosios tamsiosios romantikos žanro. Tačiau jos teigimu jis jau buvo populiarus ir anksčiau, tarp gerbėjų sukurtos literatūros, paremtos jau egzistuojančią istoriją, vadinama fanfiction. Viskas prasidėjo nuo fanfiction rašymo, kas peraugo į tos dark romance, turbūt tokius pritaikytus. Ta pati negeriausias pavyzdys yra knyga Alchemist, tai jinai buvo Hario Poterio fanfiction ir kadangi autorė gavo labai daug susidomėjimo, bet jinai negalėjo jas išleisti, jinai perrašė tą knygą pritaikydama, sukurdama naujus veikėjus ir milijonai žmonių skaitančių ir į kalbas verčiama ir yra filmas statomas. Kita vertus, Vilniaus Pilaitės gimnazijos lietuvių mokytojos teigimu, ne visas jaunimas domisi knygomis. Tai šiaip labai individualu yra, nes jiem visada skaityti yra sunku, ypač dabartiniam jaunimui tikrai skaityti tuos ilgus tekstus yra sunku, jie vis tiek yra įpratę prie TikToko, prie greito dopamino, prie greitai besikeičiančių vaizdų, o to knygose nėra. Prieš maždaug 3 metus buvo atnaujintas privalomos literatūros sąrašas mokyklose. Na, mes dabar turim tą programą tokią, kad galim labai daug patys lituanistai įdėti, išimti. Turiu kolegių, kurios, pavyzdžiui, ten beveik 2 mėnesius gali su Maironiu prasidėti. Mokytojos teigimu, šiame sąraše dalis kūrinių susilaukia susidomėjimo, o tarp nepopuliariausių žanrų išryškėja poezija. Tendencija yra tokia, kad labiau patinka užsienio autoriai, mažiausiai populiarūs, man atrodo, kad poezija visai ir ypač lietuvių, pavyzdžiui, Maironis, vaikams jis, sako, toks pernelyg pakilus yra, atrodo nenatūralus, bet jam patinka, pavyzdžiui, labai tokie visokie humoristiniai, juokingi, netgi kai kada vulgarūs eilėraščiai. Ne tik jaunimo, bet ir vyresnių susidomėjimo sulaukia ir komiksai. Gal kažkur tai gatvėje jūs galite tokią nuomonę išgirsti, kad sako, ai, tai ten komiksai, tai kad ten nėra ką skaityti, ar ne? Bet iš tikrųjų komiksų yra pačių įvairiausių. Yra politinių komiksų, yra komiksų, kurie kalba irgi apie emocinę sveikatą. Žodžiu, tas žanras yra labai rimtas. Nors dalį skaitimo šiais laikais keičia socialiniai tinklai, knygos išlieka svarbia laisvalaikio dalimi, o skaitimo įpročiai prisitaiko prie besikeičiančio pasaulio.